Sveiki visi, čia ir vėl Vytautas po gan nemažos pertraukos. Ir šiandieną aš jums parodysiu šiek tiek, papasakosiu tiksliau apie tinklo switchą. Taigi aš įsigijau štai tokį switchą, kurį dabar pat ir išpakuosiu, išpakavimo peilis. Taigi, kas yra switchas? Switchas yra kalbininkai, nežinau kalbininkai, bet žodžiu Lietuvoje turbūt kažkas vadina tinklo komutatorium. Reikia tik tai man, kad nesuklyščiau. Komutatorius, tinklo komutatorius. Taip, Wikipedia rašo, kad tai yra tinklo komutatorius. Visi tikriausiai IT specialistai jį tiesiog vadina switchu. Ir ką switchas daro, tai sujungia tinklo įrenginius, kad jie galėtų vienas su kitu bendrauti. Taigi dažniausia, kokią šitą šoną pastumėm, taigi dažniausiai turėsite namuose routerį, jum duoda interneto tiekėjas routerį ir tas routeris turi belaidį internetą, taigi galime tinklo prietaisus sujungti belaidžių tinklu arba laidiniu, taigi matome 4 portai yra tinklo kortai ir čia galime sujungti 4 kabelius, taigi tarkime 4 kompiuterius. Galime sujungti ar kitus įrenginius, kurie turi štai tokius portus. Bet kadangi šis būtent įrenginys nėra pakankamai greitas, aš nusipirkau atskirą switchą. Taigi šie yra tik tai 100 megabitų portai, o šis switchas yra gigabitinis, taigi daug greitesnis. Ir jeigu jūsų kompiuteris ir tarkime aš jungsiu kompiuterį ir savo duomenų talpyklą NASA ir jie abudu palaiko 1 gigabito portus, taigi jie vienas su kitu bendraus per gigabitinį tinklą. Ir taip pat, ką dar šis switchas daro, tai tarkime greitai parodysiu. Maža diagrama, čia jūsų internetas, čia jūsų switchas ir čia kitas switchas. Taigi switchai gali būti įvairūs. Šis yra tik tai 8 portų ir prie jo matome galime jungti wirelesso access pointą, prieigos tašką, kompiuterį, NASA, talpyklą, kitą kompiuterį ir panašiai. Taigi, jeigu trumpai, prie štai tokio įrenginio jungiasi visi prietaisai, kuriems reikia tinklo. Taip pat šie switchai gali būti konfigūruojami arba nekonfigūruojami. Taigi, jeigu bus labai pigus switchas, jis nebus konfigūruojamas. Jeigu brangesnis, prie jo galima prisijungti ir pakeisti nustatymus. Tada, kaip Apple išpakavimas, praktiškai net pusę atidariau. Ir taip pat, ką jie dar padeda daryti, taigi namų vartotojam nėra labai reikalingas šis dalykas, nes jūs dažniausiai naudosite belaidį internetą, belaidį tinklą, jungsitės tiesiogiai prie savo routerio, o laidiniai prietaisai dažniausiai užtenka tų kelių portų, kur yra ant routerio, bet man šiuo atveju tiesiog reikia greičio daugiau ir mano routeris yra kitame kambaryje, taigi aš savo kambaryje esančius prietaisus sujungsiu būtent šituo switchu arba tinklo komutatoriumi. Taip pat šis yra valdomas, taigi aš prie jo galėsiu prisijungti ir ką galime padaryti, tai tarkime, jeigu kompanijos, kurios naudoja switchus, jie dažniausiai bus 24-48 portų, taigi šitas tik tai 8. Taip pat jie palaiko įvairiausius, jeigu tarkime sujungtume 2 portus to pačio switcho, jie gali sukurti tinkle daug problemų, taigi galime sukonfigūruoti switchą, kad vienas portas būtų automatiškai išjungtas. Taip pat įvairių kitų funkcijų turi, taigi manualas, kaip viską sujungti. Ko gero svarbiausios funkcijos yra tai, kad kilpas, jeigu 2 portus sujungsime, jis automatiškai užblokuoja, jeigu switchas yra pakankamai protingas, ir taip pat VLANai, taigi virtualus LANas. Visus galima, tarkime, prietaisus sujungti į šį switchą ir jie bus viename tinkle, arba galime sukonfigūruoti kiekvieną portą atskirai ir tada atskirti 2 prietaisus
kad jie būtų skirtingose tinkluose. Taigi, jeigu ką nors jungsim į šitą ir tada bus kitas VLAN'as šitame porte, jie vienas kito negalės matyti arba reikės papildomo prietaiso routerio ar panašiai, kad būtų duomenys siunčiami iš vieno tinklo į kitą. Nežinau, ar kam nors pravertė šiokią tokią informaciją apie switchą. Tiesiog prietaisas, kuris padeda sujungti jūsų kompiuterius į tinklą. Ir tada šis prietaisas, jeigu norite, jį galime konfigūruoti. Jeigu jis yra pakankamai protingas, galime keisti konfigūraciją. Taigi galime greitai paskaityti. Taigi visi pribambasai, kuriuos galime, taigi VLANai, QoS, DOSo apsauga, galime tinklą stebėti ir kontroliuoti, IGMP multicastai, čia portai bus išjungiami, kad taupytų elektrą, troubleshoot connection, taigi galime kabelio testą daryti, jeigu tarkime kažkas nustojo veikti, galime padaryti kabelio testą ir pažiūrėti, ar yra problema su kabeliu ir loop detection, taigi spanning tree. Na ir jeigu tarkime įsigysite Cisco arba kitą didesnį ir protingesnį switchą, jis dar turės milijoną kitų funkcijų. Taigi priklauso, kam jūs naudosite tą switchą. Jeigu kompanijoje, tada bus didesnis, protingesnis, greitesnis ir panašiai. Jeigu namuose, pilnai pakanka tokio ir netgi galima įpirkti, kad jisai būtų tiesiog pigus ir nekontroliuojamas. Bet jeigu nekontroliuojamas, tai tarkim, jeigu kas nors sujungs du kabelius į tą patį switchą, sukūrus kilpą ir tada duomenys tiesiog iš palengvo nužudys jūsų tinklą. Taigi reikia būti atsargiems, o kadangi šitas yra gan protingas switchas, tai aš jį susikonfigūruosiu kaip man reikia. Na ką, šiam video tiek apie switchą ir ko gero susimatysime kitame video. Iki.